pirmasis pasisakantis bus profesorius daktaras Valdas Rakutis, kuris kalbės apie istorinės atminties reikšmę tautai. Tikiuosi, kad ta istorinė atmintis bus nuo labai senų laikų iki naujų, o nežinau, ką iš tikrųjų Valdas mums pasiūlys, tai visada yra intriga. Tai gerbiamas Valdai, kviečiu jūs tada pasisakymui ir nuo to, kiek laiko jūs šnekėsit, kiek laiko liks klausimams, tai jau matysim. Jeigu šnekėsit trumpiau, klausimų bus daugiau, jeigu šnekėsit ilgiau, klausimų bus mažiau. Pas mane viskas yra ganėtinai griežtai. Taip, klauso. Kur ponas Valdas? Matau, kad Valdas mašinai. Ar dabar girdit? Taip, girdim dabar. Girdit dabar puikiai. Ar gerai girdit, ar reiktų pataisyti truputėlį? Nu, aš tai girdžiu. Gerai girdit. Taip. Puikiai. Tai taip jau supuola, kaip žinot, būna tų svarbių devindarbių gyvenime, kad vienu metu vyksta du renginiai. Vienas susitikimas su ateitininkais, o kitas jūrų skautų, čia toks suvažiavimas su ukmergiais. Tai man tenka kažkaip tai bandyti būti ten ir ten, tai jeigu gerbiamas mus čia vadovaujantis galėtų mane išklausyti ir paskui paleisti, aš tada dar spėčiau pas jūrų skautus, kurie ten irgi ukmergiai dabar laukia. Tai tikiuosi, kad jūs mane matot ir esu istorinėse vietose. Skautija yra ne ateitininkai, jie yra truputį, bet mes juos mylim, tai mes juos išleisim. Gerai, puikiai. Esu netoli istorinės Veprių pilies, tai iš šventoji Lietuvos žemė. Na, iš tikrųjų, aš pabandysiu per tas 20 minučių išdėstyti pagrindinius argumentus, kokie yra. Tai praeitis yra savęs pažinimo būdas. Nors mums atrodo, kad praeitis jau buvo ir jos pakeisti neįmanoma, yra technokratai, kurie sako, kad čia domėtis nėra jokio reikalo, tai iš tikrųjų vienintelis dalykas, ką mes galim pažinti, yra praeitis. Nes nei dabarties, nei to labiau ateities mes pažinti iš tikrųjų negalim. Mes galim spėti, galim modeliuoti, galim dar ką nors dėlioti. Tokiu būdu istorija, praeities pažinimas sudėtingesnėm kartais formom yra vienintelis būdas pažinti save, žinoti, kas tu esi ir tam tikrą prasme koduoti save. Tai šitos pamokos, kas šiandien yra kvestionuojama, mes kalbam kartais apie begalinį progresą, kuris tarsi nubraukia praeities pamokas, bet tą labai gerai suprato išmintingos tautos senos. Ir būtent reiškia tos mums iš raštų labiau žinomos tautos, tokios kaip senovės graikai, skyrė praeičiai, ar senovės egiptiečiai, ar tarpupio kultūros praeities pažinimui skyrė labai didelį dėmesį. Ir tai susijęs su tokiu dalyku, kokį mes vadinam mitinė sąmonė. Mitinė sąmonė tai nėra kažkas blogo, nes Lietuvoje kova su mitais yra suprantama kaip kova su kažkokiom praeities šmėklom, kažkokia tai, neegzistavusia, reiškia, praeitimi. Tuo tarpu mitas yra užkoduoti tam tikri dalykai, kurie sukuria tapatybės kodus. Ir mes jos kartais jaučiam ne tik tai iš žodžio, ne tik iš teksto, bet jaučiam kartais iš pačios formos. Kažkaip jie užkabina, kažką jie reiškia. Kaip tie seni lietuviški ąžuolai, kuriuos tu matai ir norisi prie jų prisiglausti, nors tai gal nėra racionaliai suvokiama, kaip tai yra. Ir lietuviai dažniausiai, ko reikia, tai tų ąžuolų ir reikia tų medžių, prie kurių gali prisiliesti. Taip yra ir su mitais. Tai mitinė sąmonė ir tautų motyvacija yra susijusi tuo, kad žmogus susijęs su jo protėviu. O protėvių kultas, protėvių garbinimas ir bent jau pagarba, kaip minimum jiems, yra labai svarbus savęs tapatinimo veiksmas. Ir visose kultūrose iš esmės tai yra užkoduota, užfiksuota ir kitaip nelabai būna. Reikia pasakyti, kad sudėtingas šitas pasaulis yra mitinis, bet jame be abejonės didelę dalį sudaro būtent istorija. Istorija tiksli, istorija paremta atskirais pasakojimais, istorija paremta tam tikrais tikėjimais, dažniausiai ten papuola ir dvasinis pasaulis, ir realiai egzistavęs materialus pasaulis,
Bet visa tai sudaro tam tikrą tapatybę, tam tikrą. Ir dėl to žmonės visais laikais tam skyrė didelį dėmesį. Na ir, pavyzdžiui, senovės graikų demokratinė dvasia ir karinė dvasia ugdėsi mokantis Iliadą ir Odisėją. Tai vat yra toks pavyzdys tokio mitinio pasakojimo, kuris, kaip žinia, yra istoriškai pagrįstas. Na ir šiais laikais, reiškia, mes labai atskiriam mokslą, sakom, kad mokslas tai yra jau čia toks objektyviai egzistavusi tikrovė, o mitai yra kažkas labai blogo. Bet tai bedarydami mes galim netikėtai užmušti kai kurios kodus. Taip kaip yra atsitikę ir su Lietuvos istorija, kada jau XIX amžiuje buvo pradėta abejoti kai kuriais esminiais pasakojimais Lietuvos istorijoje ir pasiekmei šito veiksmo, na, mes pradedam prarasti savo tapatybę ir kas yra šiais laikais labai aktualu, pradedam priimti kitus pasakojimus kaip svarbesnius. Ir nejučia pradedam tapatinti su kitom tautom. Tai vyksta pas mus Seimo salėje. Tai nevyksta kažkur labai toli, tiesiog žmonės kažką tai siūlo, nelabai suprasdami, ką jie siūlo, kodėl siūlo. Ir tokiu būdu, reiškia, žmonės pakeičia žmonių praeities suvokimą, o tai natūraliai prisideda prie žmogaus tapatinimuose su kitom tautom, su kitais pasakojimais, su įvairiais kitais mitais. Nes tuštumos nebūna. Jeigu žmogus neturi savų mitų, jo vietą ateina kiti mitai. Na ir dėl to, reiškia, kartais išsiskiria mokslininkų ir tautos mokytojų pasakojimai, kaip Lietuvoje atsitinka, su kuo aš asmeniškai susiduriu, tai yra pasipriešinimas nacionaliniam naratyvui. Tiesiog mokslininkai visokiais būdais priešinasi nacionaliniam pasakojimui tokiam aiškiam, kuriame paaiškinama, iš kur ta tauta atsirado, kas jinai tokia yra ir kur yra čia draugai, kur yra priešai, kur ribos, kas yra svetimas, kas yra savas, tokie esminiai egzistenciniai klausimai. Ir jie atsakomi dažnai tokiu būdu, kad, sakykime, aš pateiksiu tos pavyzdžius, kaip tai atsitinka, bet tai iš tikrųjų vis tiek vyksta per istorinį pasakojimą. Na ir nieko keisto, kad, sakykime, priešiškos mums tautos, taip pat konkuruojančios tautos, yra ir tokia kategorija, jos bando, kuria tai prasme, pakeisti mūsų pasakojimą. Ir mes tai geriausiai žinome iš Rusijos, mūsų strateginės komunikacijos departamentas Lietuvos kariuomeniai labai aiškiai identifikuoja, kaip Lietuvos istorija yra pagrindinis kitos valstybės propagandos puolimo objektas. Bet šitam veiksmui gali būti pasitelkiama ne tik tai ideologija, propaganda ir kažkokios tokios išorinės priemonės, bet ir pats mokslas. Nes mokslas irgi gali būti užsakomas, irgi gali pasirinkti tam tikras tyrimo temas ir natūraliai ryškiai įtraukti į tam tikrus pakeitimus. Ką mes matome mūsų mokyklos programą. Bet kad būtų truputėlį aiškiau, aš pabandysiu pasirinkti keletą tokių etapų, svarbių mūsų istorijoje ir mūsų mitologijoje, sakyčiau, pasakojimų, kurie turi didelę reikšmę, gal ne šios dienos, bet praeities tautiniai savimoniai ir tautiniai savęs identifikacijos sistemai. Tai visų pirma yra pasakojimas apie Palemoną. Šis pasakojimas, drįsčiau teikti, iki XIX amžiaus vidurio sudarė lietuvių tapatybės pagrindinį kodą, kuris aiškino, iš kur šita tauta atsirado, kokios ten pas ją yra giminės, kur yra centrai ir kokia kultūra yra dominuoja. Šis pasakojimas, jisai yra, kaip mūsų studijų metai sakė, atsirado XVI amžiaus pradžioj. Iš tikrųjų yra netiesa, jis jau buvo minėtas XV amžiuje, Dlugošo raštuose, o štai prieš keliolika metų buvo surasta ir XIII amžiaus versija, chronografija apie pasaulio sutvėrimą, kur yra jau šitas pasakojimas įrašytas. Jo esmė, kad kunigaikštis Palemonas Nerono laikais, tai yra I amžiuje po Kristaus, su 500 vyrų, 8 laivais atvyko čia, aprašyta kokiu keliu reiškiasi į Nemuną, Nemunų kėlėsi aukštyn, ten įkūrė savo pilį, tai yra ta vieta, kur Nevėžis įteka, kur Dubisa įteka į Nemuną, tai reikia suprasti dabartiniam Seredžiuje. Na ir ten toliau, kaip viskas vystėsi su visais valdovais, reiškia, kokie buvo tarpiniai ir taip tas pasakojimas pasiekė mums jau istoriškai žinomus laikus. Tai šito pasakojimo esmė savęs identifikacijai buvo tokia didelė, kad, reiškia, mūsų bajorija nenorėjo susilieti su Lenkų bajorija, motyvuodama, kad jie yra kilę iš romėnų, o Lenkai atseit yra jau prastesni, kilę iš kitų šaltinių.
ir taip pat lėmė, kad lotynų kalba buvo laikyta Lietuvos nacionalinė kalba. Dėl to mūsų literatūros, aukštosios literatūros, tai yra ir poezijos, ir prozos, ir įvairūs mokslo darbai buvo leidžiami lotynų kalba ir tai buvo priimama, kad tai yra tikroji lietuvių kalba. Ir kas to fakto nežino, o nežino net universitetus baigę žmonės, jie reiškia atmeta tą kultūrą, sakydami, kad negali būti tokio daikto kaip lietuvių literatūra lotynų kalba. Bet taip yra iš tikrųjų istoriškai ir todėl tų tekstų dabartinis vykstantis vertimas į lietuvių kalbą iš tikrųjų labai praturtina mūsų suvokimą, kas mes tokie. Dabar kitas toks pasakojimas, kuris labai stipriai įtakojo jau 17-18 amžiaus Lietuvos visuomenę, tai buvo sarmatizmo teorija, kuri akivaizdžiai lenkiška ir tiesą sakant, jie buvo pagrįsta visa politinė santvarka abiejų tautų respublikos, kuri kalbėjo, kad sarmatai yra iš prigimties žmonės, kurie reiškia nemėgsta virš savęs jokios stiprios valdžios, ir čia ta visa respublikos ideologija, jinai buvo pagrįsta šitais pasakojimais ir kažkuria prasme koreliavo su Palemono mitu. Esmė tik tokia, kad tai tie, kas labiau perimdavo sarmatizmo pasakojimo, o tai labai atsispindėjo ir tautiniuose rūbose, ir įvairiuose papročiuose, ir seimelių sistemai. Ta prasme, tai iš tikrųjų labai svarbus pasakojimas. Jis kažkuria prasme artino lietuvių su Lenkais. Ir nors Lietuvoje sarmatizmas taip giliai šaknų neįleido kaip Lenkijoje, bet tai be jokios abejonės artino abi tautas. Ir tokiu būdu šitas pasakojimas bendras su Lenkais, jisai skatino šitų tautų artėjimą, kurį mes labai stipriai matome 17 amžiuje ir 18 amžiuje iki 19 amžiaus, sakyčiau, vidurio. Na ir štai šitam pasakojimams dviems papildomą tokią energiją suteikė Lietuvos laisvės kovos 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiaus pirmoje pusėje, kurios savaime suprantama sukūrė savuosius didvyrius, sukūrė pasakojimą apie ypatingus didvyrius, apie Jokūbą Jasinskį, apie Tadą Kosciušką, apie laisvus bajorus, kurie niekada nesusitaikys, apie valstiečių įsitraukimą į valstybės gynimą. Ir šitie pasakojimai ypatingai suartino lietuvių Lenkų tautas. Aš sakyčiau, tas artimiausias toksai momentas yra maždaug 1815-1830 metai, kada Lenkijos karalystė turėjo daug laisvių, o Lietuva tų laisvių neturėjo. Taigi atsirado didelis noras tapti Lenkais ir būtent šitie pasakojimai apie laisvės kovas, apie Napoleono karus, kurie čia vyko Lietuvoje ir kūrėsi tautinės kariuomenės, jie prisidėjo prie to, kad mūsų suartėjimas su Lenkija šito laikotarpiu pasiekė savo tokį aiškiausią momentą ir čia mes turime ir įdomių dainų, kaip Lenkai neprapuolė, kol žemaičiai gyvi, ir daug tokių kitokių, akivaizdžiai šiandien mums keistai skambančių tekstų, bet jie visiškai logiškai buvo susijęs su istoriniais pasakojimais. Nes jeigu pagrindinis motyvas istorija yra kova su Maskva, natūralu Lietuvos ir Lenkijos skirtumai eina į antrą planą, o kadangi kalba atsiradus Lietuvoje daugiausiai 16 amžiuje, 18 amžiuje tapus visiškai 17 pabaigoje, 18 valstybinė, 19 amžiuje tampa tautinė kalba, tai atrodo, kad reiškia čia visiškai logiškas toks tautų artėjimas ir Lenkija maždaug daro išvadą, Lenkų ideologai, kad štai šitoje vietoje lietuvių tauta miršta ir dabar yra viena Lenkija, kurioje yra ir lietuviškoji sudedamoji istorijos. Bet kaip yra svarbus istorinis pasakojimas. Ir čia dabar toks keistas posūkis, apie ką mes labai mažai kalbam Lietuvoje, o vertėtų, kad būtent 19 amžiaus viduryje Lietuvoje pradeda formuotis ypatinga Lenkų literatūros rūšis arba žanras romantinė literatūra, romantinė istorinė literatūra. Mes daugiausiai žinom Simoną Daukantą iš šitų laikų, bet pagrindiniai žmonės yra ko gero kiti, tai yra ponia Oržechova, taip pat yra ir kiti darbai, ir Teodoro Narbuto istorija, bet yra ir kiti leidiniai, ir grožinė literatūra Lenkų kalba, kuri iš tikrųjų garbina Lietuvos praeitį. Ir šitas pasakojimas turi dvi tokias pasiekmes, labai kartais sunkiai mums galvose telpančias. Tai sukuria romantinę Lietuvos tokie pasakojimą Lenkų literatūroje ir pateko net į šiandieninės Lenkijos knygas. Geriausiai žinoma, mes apie Mickevičių žinom, bet yra ir daug daugiau, Slovatskio ir kiti darbai.
Ir tas reiškia pasakojimas sukūrė tokį draugiškai Lietuvą pasakojimą, bet Lietuva, kuri yra Lenkijoje. Ir šiandien yra visas regionas Lenkijoje, kuris turi vyčius, herbuose ir yra vadinama, reiškia, Lenkija oficialiai Lietuva, Lietuvos ežerų juosta ir daugiau kitų geografinių pavadinimų. Ir jiems per tą literatūrą yra tokia ištisa. Tuos pačius romanus skaitė lietuviai. Ir iš šitų romanų formavosi ne iš kažkokių kitokių, bet būtent iš literatūros leidinių formavosi lietuvių tautinė sąmonė, kuri sakė, jeigu čia tokie nuostabūs veikėjai ir Pajautos, reiškia, ir kunigas, ir kiti veidiniai, reiškia, jie duoda tą tokį suvokimą. Na ir keistas dalykas, iš tos pačios literatūros, iš to panašaus pasakojimo, bet žiūrint skirtingus dalykus, gimsta mūsų išsiskyrimas su Lenkais, lietuvių tautinis atgimimas, būtent startuoja, jau Aušra ir Varpas atsiranda vėliau, o tos knygos buvo ankstesnės ir visi ten tuo metu mūsų pagrindiniai veikėjai skaitė. Na ir šitas konfliktas su Lenkija, kuris yra toks, sakyčiau, teorinis ir susijęs su tuo, kaip yra traktuojama istorija, priveda prie mūsų nepriklausomybės kovų. Na, reikia įsivaizduoti, kad vienoj teritorijai kūrėsi dvi skirtingus pasakojimus turinčios istorinės bendruomenės, tai yra Lenkų ir Lietuvių. Na ir natūralu, kad, reiškia, šitos kovos buvo tiek svarbios, nes jau kalba apie tapatybę, kas tu esi, kad privedė prie Smetonos laikų, reiškia, to darbo istorinio rašymo, kuris geriausiai žinomas kaip Adolfo Šapokos, reiškia, tas sintetinis darbas. Ir šitas pasakojimas, jisai yra tuo geras, kad jis apima visą istorinę gelmę ir pateikia esminius atsakymus į esminius klausimus. Užtat Šapokos istorija yra epochinis leidinys, ne tik svarbus tarpukario visuomeniai, bet taip pat ir emigracijai ir taip pat mūsų tautiniam atgimimui jau Sąjūdžio laikais. Tai buvo pagrindinė mūsų knyga, iš kurios mes ėmėmės savo žinių. Buvo ir kitų knygų, bet šita buvo pati esminė ir kadangi jos buvo daug tiražuota, dar pasiekdavo kiekvieną tą. Na, sovietmetis, jisai, reiškia, su Šapokos naratyvais kariavo netiesiogiai, kai kuriuos palaikė, ypatingai kova su kryžiuočiais, reiškia, kitus visai būdais stengiasi nutilėti, bet jo poveikio galimybės buvo ganėtinai ribotos, todėl kad žmonės dar nebuvo praradę savo istorinės atminties, o kadangi gyvenimas ir laisvės dingo, tai natūraliai užsikonservavo ir įgavo ypatingai, tokią reikšmingą vietą užėmė žmonių galvose. Ir tai turbūt paskatino mus 90 metais atkurti nepriklausomybę, nes mes norėjome, vienas iš tikslų buvo grįžti prie Smetonos laikų, reiškia, Tugėje. Ir čia šitoj vietoj reikia pasakyti, kad tas pasakojimas, jisai iš tikrųjų davė labai, labai nemažą tokį postumį į priekį ir dabar, reiškia, toks kartais net keista, kaip yra bandoma tą kažkur pastatyti antrą vietą. Na ir dabar, reiškia, tas dar mūsų sovietmečio laisvės kovos vėlgi atrado savo vietą, tremtiniai partizanai, katalikų bažnyčios kronika sudarė tapatybės pradžią mūsų nepriklausomybės pirmajam dešimtmetyje, tai buvo iki šios dienos, aišku, tai labai svarbios temos, bet šalia jų universitetinėse aplinkose atsiranda naujieji sluoksniai. Jie skamba įdomiai. Tai yra baltųjų dėmių likvidavimas ir, aš sakyčiau, Lenkų ir Žydų pasakojimų arba naratyvų derinimas su Lietuvos istorija. Taip gal trumpai aš pristatysiu. Tai baltųjų dėmių likvidavimas yra, iš tikrųjų puikus procesas, kadangi mokslas istorijos tarpukaryje buvo tikrai dar tik tai pradiniai būsenai, dar tie istorikai nespėjo išsiskleisti, pagrindiniai jų darbai išėjo emigracijai ir tai jiems labai trūko kartais tos vietinės medžiagos. Na, o jau Lietuvos laikais iš tikrųjų sąlygos buvo visos, buvo galima važiuoti iš šalia esančius archyvus ir mokslas šovė į viršų, be jokios abejonės. Istorijos mokslas padarė daugybę atradimų, daugybę mikroistorijos, daugybę procesų ištirta yra. Na, štai, sakau, tokio aukso amžiaus istorijos tikrai niekada nebuvo. Na ir natūraliai, kad ta reiškia atrastoji tikrovė, jinai ne taip lengvai, kaip sakyt, susikalbėdavo su ta sąmonė, kurią turėjo žmonės. Ir įvykdavo kartais tokių keistų dalykų, kada mokslininkų ir visuomenės nuomonės išsiskirdavo radikaliai.
ta prasme, pliusų minusų prasme. Ir štai šitam pasikeitime, reiškia, jisai iš tikrųjų buvo sunku kartais suprasti, ar čia tie istorikai kažkaip tai tikrai kažką randa, ar jie labiau pasiduoda kitiem pasakojimam. Nes tų kitų pasakojimų buvo. Nu, tai ypatingai skausmingas yra, reiškia, Lietuvos istorijos susidūrimas su Lietuvos žydų pasakojimu, nes abiejų tautų keliai išsiskyrė labai akivaizdžiai Antro pasaulinio karo metais, tiesiog kiekviena tauta turėjo skirtingą išlikimo strategiją. Čia ne 100%, aš čia noriu iš karto pasakyti, bet stengiuosi tokiais štrichais pasakyti, kur buvo problema. Na ir tada, reiškia, atsirado tokios labai skausmingos temos, pat iš šito derinio. Taip pat panašiai yra ir su Lenkų pasakojimu, ypatingai, kai mes kalbame apie nepriklausomybės kovas, Vilniaus krašto statusą ir kitus dalykus. Na ir buvo bandoma derinti šitos naratyvus ir tai kartais duodavo visai neblogų rezultatų. Kai kuriais atvejais privesdavo prie reiškia, tokių keistų Lietuvos istorijos subordinavimo kitom istorijom faktų. Tai nėra kokios tai politikos pasiekmė, bet reiškia yra, na, tiesiog natūraliai. Mano, pavyzdžiui, draugai istorikai, jie kartais iš tikrųjų, na, būdavo paveikimi tos Lenkų istorijos galios ir tyrimų lygio ir tos akademinės kultūros, kurioje aš daug esu buvęs Lenkijoje ir tiesiog tą matydavau. Ir kai kuriais atvejais jie, na, nesuprasdavo, kad neįmanoma pasiekti, kad lietuviškas ir lenkiškas pasakojimas sutaptų, nes, na, pats įvykis, nu, pavyzdžiui, Liublino unijos vertinimas, jis natūraliai yra visada skirtingas lietuvių ir lenkų. Lenkai mato kaip tokios, reiškia, vieningos valstybės kūrimosi tokia pradžia, kaip jų vadinamos pirmosios respublikos laikus. Na, o lietuviams tai yra Ukrainos praradimas ir jau tam tikra prasme dalies savo suvereniteto praradimas. Ir nors ta Liublino unija tikrai nėra pasaulio pabaiga, kaip buvo kartais galvojama, kaip Latvijai, pavyzdžiui, galvoja apie mūsų vadovėlį, tai prašoma. Bet vis tik tai reiškia, tas klausimas, jisai privedė prie daug įvairių diskusijų, kurios vienokios vyko akademiniai bendruomeniai, o kitos vyko, reiškia, na, žmonių tarpe ir kartais privesdavo prie visokių įdomių dalykų, na, kurių paskutinės tokios apraiškos yra, kada mes bandam keisti savo kalbą dėl to, kad taip labiau patiksliant. Nu, tai čia kaip pavyzdys, čia toks šiandienos, reiškia, labai aktualus klausimas šiandien. Tai kurgi mes dabar einam ir kogi galim, kągi turėtume daryti. Tai iš tikrųjų niekas nestovi vietoje. Pasaulis keičiasi, istorinis pasakojimas taip pat truputėlį kinta. Tačiau jeigu jis pradeda keisti labai greitai, arba ypatingai jeigu pradeda pakeisti nacionalinį pasakojimą kažkokiu kitų pasakojimų, tai lygiai tiek, kiek pasitraukia ta istorinė tautos sąmonė, tai tiek pat pasitraukia pati tauta. Ir kaip tas sarmatizmas atsiradęs 17-18 amžiuje, jisai kažkuria prasme paveikia visuomenę ir ta visuomenė pradeda labiau tapatintis su Lenkija. Reikia atsiminti, kad žodis Lenkija 17-18 amžiuje reiškia ir Lenkiją, ir Lietuvą apjungta. Tai buvo toks supratimas. Ir reiškia, na, ir natūraliai toks artėjimas vyksta. Nebėra prasmės to savo tapatybės kažkokio labai išsaugojimo. Ir nors politiškai, reiškia, Liublino unija buvo tvari ir niekas ten Lietuvos nenaikino, kaip kalba gegužės 3 dienos konstitucijos priešai. Bet faktas yra tas, kad tas artėjimas buvo, be jokios abejonės, kultūrinis gan ženklus artėjimas ir jisai, kaip sakau, savo tuos didžiausius žiedus atnešė 19 pradžioje. Tai panašiai ir šiandien yra. Ir mes kartais neturėdami gilaus supratimo, kasgi ten vyko, na, pradedam po truputėlį, pavyzdžiui, Lietuvoje priimti vidurinės Lietuvos idėjas ir laikyti jas tolygiai svarbės arba net svarbesnės negu, sakykime, smetoninės Lietuvos. Aš čia vėlgi kalbu klišėm, bet taip yra lengviau pasakyti, kas vyksta. Ir tai natūraliai skatina žmonės, ypatingai, kad neturinčius išsilavinimo, reiškia, patekusius į, na, tos poveikius, kurios formuoja, sakykime, Lenkija, kuri visą laiką valstybės turėjo istorinės atminties politiką. Tai natūraliai atsiranda toks įdomus, reiškia, procesas, kada žmonės pradeda tapatintis su kitom tautom ir netgi tyčia nori kuo greičiau patapti kitom tautom, tam, kad, reiškia, nebūti šitose neiškumuose, tose negerose istorijose, reiškia, nes žmogaus sąmonė, kaip ir tai mitiniai sąmonė, veikia tuo pačiu principu. Jeigu ten praeitį nieko gero nebuvo, tai kam tada ta tapatybė? Tai gal geriau tada tapti kita tauta.
Ir štai tam tuose procesuose, apie kuriuos mes kalbam, yra reikalinga, tikrai ir atida, ir reikalingas nuolatinis darbas, investicijos, moksliniai tyrimai, konferencijos, reiškia pažinimas. Tas procesas savaime yra vertingas, nes vis daugiau žmonių tame atranda save ir tokiu būdu globalizacijos sąlygom žmonės išsaugo savo tautinę tapatybę. O pavojaus atveju į nieką kitą neatsiremsi, kaip tik į savo tautinę tapatybę. Tai toks būtų mano pristatymas. Tai labai jums ačiū, Valdai. Aš gal šiek tiek primiršau jums priminti, kad klausimus galima užduoti iš tikrųjų dviem būdais. Vienas būdas būtų rašyti į mūsų čatą, bet kitas tiesiog, kadangi jau Valdas pakalbėjo ir žadėjo mus palikti, jis mane tiesiog privertė mūsų tą pradinį grafiką pakeisti. Aš manau, kad dabar, kol jūs čia suformuluosit klausimus ir pakelsit rankas arba ką nors užrašysit, to paskubėkit, nes Valdas greit mus paliks. Aš pabandysiu pasakyti, Valdai, savo 2-3 senas bėdas dėl lietuvių tautinės tapatybės. Mes esame apie tai su jumis šnekėję. Iškia viena bėda, kuri manęs niekaip neapleidžia, aš daug kartų esu sakęs, vis dėlto, reiškia, lietuviai gerai moka tik 2 savo istorijos gabaliukus. Tai nuo Mindaugo iki Vytauto ir paskui nuo Maironio iki Landsbergio, taip sakysim. O kai paklausk lietuvio, kas valdė Lietuvą po Vytauto mirties, tai visi žekteli kažkaip. O kai aš paminiu, pavyzdžiui, tokį žodį kaip Švitrigaila, o kas ta Švitrigaila? Tai kaip padaryti reikia, kad vis dėlto lietuviai mokėtų visą savo istoriją, o ne tik 2 gabaliukus. Kitas dalykas, kas man iš tikrųjų, čia gali mūsų nuomonės Valdai nesutapti, kas man skaudina, kad lietuviai nedrįsta savo valstybės 16-17 amžiaus vadinti Lietuva. Kai tik aš pradedu kalbėti, ką lietuviai padarė 16 amžiuje, girdžiu LDK. LDK. O kodėl Švedija nesivadina ŠK? Švedijos karalystė, o Švedija, o Lietuva jums LDK. Nu, tai čia maždaug netokia Lietuva. Tai kai kalbam netokia, tai aš pasiklausiu, tai kas yra tas lietuvis, tai pasirodo lietuvis susiveda į, žinot, 19 amžiaus antros pusės biedno kaimiečio, reiškia, tokį įvaizdį. Jeigu 19 amžiuje buvo mokslininkas iš Lietuvos, ar rašytojas, ar keliautojas, tai jis jau ne lietuvis, buvo jis, reiškia, kažkoks kitoks. Aš visą laiką miniu savo draugą chemiką Igną Domeiką, kuris sukūrė visą Čilę. Visur rašė, kad jis lietuvis, bet Lietuvoje kažkaip sako, taigi jis lenkas, jis lenkiškai rašė. Tai vat, kaip šituos visus mūsų istoriją padaryti lietuvišką. O vienas dalykas, kas mane labai džiugina, tai prieš 30 dar metų, kai aš vartydavau istorijos atlasus apie mūsų 16-17 amžių, ten visur buvo parašyta Lenkija. Lenkija. Šiandien aš googlinu ir matau, kad jau parašyta Lithuanian Polish Commonwealth. Tai reiškia, jau mes žingsnį žengiam turbūt gerą linkme. Tai mano tokios būtų įžanginės pastabos. O šiaip laukiam klausimų. Tai pakelkit rankutes, ten tas geltonas arba rašykit. Tai aš gal bandyčiau tada, Egidijau, atsakyti šiek tiek į tą, ką mums reikia daryti. Tai, žinot, mums ką reikia daryti, tai reikia daryti tai, ką mes šiandien darom. Tai yra rašyti knygas, tiek mokslinės, tiek mokslo populiarinimo. Tikrai šiuo metu yra bumas. Žmonės labai perka istorinės knygas ir mokslo populiarinimo knygas. Ir labai svarbu kartais, kad jie turėtų vaizdinį. Ir čia labai nepakeičiamas vaidmuo yra kino. Bet filmas, jisai duoda žmogui atraminį įvaizdį, kaip sakau, poliuką galvo. Ir tada, kai tu turi ką atsiremti, tada gali ką nors daryti. Ir čia yra svarbu, kad mes tų istorinių filmų tikrai nepastatėm daug. Apie partizaninį judėjimą kažką bandėm daryti, kai kas pavyko, kai kas gal ir nelabai pavyko, bet, sakykime, iš to 17 amžiaus nėra į ką atsiremti. Ir man teko dviračių važiuoti Švedijoje, pasakoti mūsų dviratininkam apie Švedijos istoriją ir tai nebuvo labai sunku padaryti, kadangi kiekvienoje bažnyčiai buvo karalių portretai, visokie paminklai ten stovi ir kiti tokie ženklai. Ir tas 17 amžius, kaip sakau, Švedijoje buvo užvakar. O kada buvo ten 3 dienos laisvas ir buvo galimybė tiesiog prie ant tokio akmens atsisėdus prie jūros, papasakoti Lietuvos istoriją, buvo visiškas atmetimas. Žmonės, čia paprasti žmonės, keliautojai, ne istorikai. Jie tiesiog sako, tu, Valdai, čia gali mums ką nors pasakot, mes nieko nežinom, mes neturim už ko užsikabinti, mes nežinom karalienių vardų, mes net ir nežinom karalių vardų, tai ką mes galim kalbėti apie kitus žmonės. Tai čia yra tokia problema,
kurią galima spręsti tik kompleksiniam priemonėm ir tikrai reikia įdėti pastangų, kad žmonės turėtų už ko užsikabinti. Ir čia labai didelis vaidmuo tenka ne tik tai tų pasaulietinių vadovų, bet taip pat ir bažnytinių vadovų. Nes yra, sakykime, mūsų dvasiškių yra tikrai nuostabių žmonių, veikusių 16, 17, 18 amžiui, apie kuriuos mes dažnai netaip daug ir žinom. Ir jie arba latiniškai rašė, arba lenkiškai, arba ir kartais net visai lietuviškas žmogus, tai tiesiog tapatinamas su Lenkija, nors, kaip tas Tadas Kosciuška, kuris idėjinis lietuvis. Tai, žinot, yra bendroji sumoje ten visokių būdavo 18 amžiaus žmonių, bet Tadas Kosciuška labai aiškiai save tapatino su Lietuva. Tuo tarpu, reiškia, tarsi mūsų politikai bijo kalbėti apie jį kaip apie lietuvį, nors jisai, reiškia, tiesiog taip atsitiko, kad tuo metu, kai jisai stojo tarnauti į mūsų valstybės kariuomenę, jį paskyrė į Lenkijos kariuomenę. Ir viskas, bet jis ir gimęs, ir užaugęs, ir už Lietuvos pinigus studijavęs. Tai čia tokie yra paradoksai. Bet tai, o ką mes turim apie tą Tadą Kosciušką, reiškia, lietuviškai parašyto, išskyrus žinutės, reiškia, enciklopedijose. Nieko labai ir neturi. Tai kodėl, reiškia, tas kultūrinis darbas turi būti daromas. Bet aš manau, kad tas šūkis priaukime prie savo istorijos gauna vis daugiau atramos ir taip, kaip žmonės dabar graibo ir Vagudo knygas, reiškia, rodo, kad jiems poreikis yra ir po truputėlį mes tampam pilnavertiška tauta, kurioje nėra baltų dėmių istorijos. Ačiū labai. Aš matau, kad žodžio prašo ponas Petras Kisielius, bet aš dar pasakysiu repliką. Nežinau, gal visiems patiks, nepatiks, bet paskaičiau neseniai vokiškoj Wikipedijoje, vokiškoj. Parašyta, kad Kristijonas Donelaitis buvo lietuviškai rašęs vokiečių rašytojas. Man tas labai patiko, kai kam labai nepatiko, bet sakau, jeigu yra taip, tai tada Adomas Mickevičius buvo lenkiškai rašęs lietuvių rašytojas ir labai faina. Taip, ponas Petrai. Taip. Profesoriau Rakutį, jūs esat ir istorijos profesorius ir taip pat esat Seimo narys. Ar Lietuvos Respublikos Seime, ar yra istorijos atminties frakcija, jeigu nėra, ar įmanoma vieną sudaryti, ar yra koks bandymas Seimo narių įtakoti švietimo ministeriją, kad būtų sudaryta istorinės atminties politika ryšium su Lietuvos aukštesniomis mokyklomis, universitetais, kad šitas būtų ir švietimo sistemoje Lietuvos propaguojama? Ačiū labai už klausimą. Mes Seime turime turbūt svarbiausią instituciją Lietuvos laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisiją. Praeitoj kadencijoje aš buvau jos pirmininku, tiesa neilgai, nes paskui nusprendė, kad netinkamas esu žmogus, šiom pareigom buvo labiau tinkamas. Tai yra iš tikrųjų tokia institucija, jos buvo dvi tos komisijos pradžioje atskirai, paskui jos buvo apjungtas į vieną ir, manau, nemažai gero darbo ta komisija yra nuveikta. Bet tikrai kai kuriais atvejais ir komisijos veikloje mes matom nesuvokimą, reiškia, kai kurių svarbiausių dalykų. Tarkim, praeitoj kadencijai aš labai stipriai propagavau istorinės atminties politikos idėją, kad valstybė privalo tokį daiktą turėti ir netgi kaip jinai turėtų atrodyti. Ta prasme, ta politika, kokiu būdu, kas turėtų priimti sprendimus, reiškia taip. Bet dėja buvo pasitenkinta tik tai didelė konferencija, kuri pasibaigė tiesiog nuomonių pasikeitimu, bet netapo politika. Ir žinot, kartais keista, kodėl toks pasipriešinimas yra šitam procesui, nes jeigu yra valstybė, jinai privalo daryti savo istorinės atminties politiką, nes jeigu jinai to nedaro, tai tada kiti padaro. Ir iš tikrųjų tų kitų mes matom didelę įtaką, ypatingai vertinant 1941 metų sukilimą, kuris, labai gali būti skirtingai traktuojamas ir lietuvių, ir nemažos dalies žydų, todėl, kad iš tikrųjų iškilo egzistencinis pavojus tautom šituo laikotarpiu ir tautos pasirinko skirtingas strategijas. Čia, ta prasme, objektyvus dalykas ir nėra čia tai blogai, tik problema, kada mes bandom visiškai suderinti du pasakojimus. Tai yra, iš tikrųjų, ne du, bet jų yra gerokai daugiau, nes yra dar įvairios grupės
viduje, reiškia, nėra čia tokių nacionalinių visiškai dalykų, nes kai kuriais atvejais, reiškia, jeigu mes kalbėsim apie 41 metų sukilimą, na, iš žmonių, kurie paskui holokausto metu nukentėjo, nu, tai gali būti, kad pradės atsirasti sovietinis pasakojimas apie tai. Na, kaip yra su Lenkijos pasakojimu, nu dabar, sakykime, čia praeitoj kadencijoje, svarstant genocido rezistencijos centro įstatymą, buvo išimtas žodis Lenkų Vilniaus okupacija. Ir ką tai reiškia? Reiškia, tada atsiranda kitas pasakojimas, kuris užrašytas lenkiškoj Wikipedijoje ir tikrai daug kur yra galvose, kad lietuviai okupavo Vilnių 39. Bet mato, du pasakojimai ir jie pradeda vienas su kitu susišaukti. Ir tada gali labai keistai gautis, kad, reiškia, lietuviai kažkokiu būdu okupavo savo sostinę senąją. Tai va čia yra tokie politiniai dalykai, bet čia yra istorinės atminties politika, kur tu turi kartais ir susitarti, kartais išvairuoti, bet svarbu pateikti ir savo pasakojimą, nes priešingų atveju žmonės gali prarasti identitetą ir tada gali pritarti įvairiem pasiūlymam konkretiem, kurie yra jau istorijos kasdienybė. Tai tokia yra situacija, na, laukiam, kada bus suformuota lituanistikos komisija. Aš manau, kad lituanistikos komisija gal kai kurios dalykus galės padaryti savo ruožtu, nes iš tikrųjų ta lietuvybė reikalauja tokios priežiūros dėmesio ir kai kuriais atvejais finansavimo nemažo. Nes priešingų atveju niekas kitas lietuviškos politikos nevykdys kaip tik Lietuvos valstybė.